Projektas yra regioninis ir tas labai svarbu žinoti, todėl kad visumoje apart to, kad Estija, Latvija, Lenkija palaiko šitą projektą ir, kaip žinot, politiškai nuo, sakykime, 6 metų, kada prasidėjo 3 šalių dėrybos pradžio, paskui įsijungė Lenkija, priklausomai nuo to, kas valdžia buvo, nėra lengvos tos diskusijos visuma, bet reikia pasakyti, kad iš esmės kryptingai eina šitas projektas į priekį ir čia paminėtas yra pagrindinės mintis visų šalių premjerų. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad Europos komisijos energetikos komisaras Oettingeris asmeniškai labai palaiko šitą projektą ir pagrindė todėl, kad jis yra regioninis. Tai iš esmės yra pirmas projektas energetikoje, apskritai energetikoje, kad branduolinė energetika yra minima kalbose. Šiaip Europos Sąjunga buvo labai rezervuota atominės energetikos atžvilgių, niekada atomas nebuvo agendoje, tai buvo tabu dėl vokiečių pozicijos, dėl, kaip žinot, austrų, britai persigalvojo vystyti tokį mastu, kaip iki tol darė. Prancūzai be abejo yra didžiuliai fanai ir ta didžiųjų valstybių nuomonė, jinai tada labai svarbi, taip kad šitai, kad 4 šalis yra kartu vystančios projektą, laikoma kaip vienu iš pavyzdžių, kad dideli projektai gali būti multinacionaliniai ir tada visai kitaip kalbasi. Tam kalbasi ir Europos komisija pati. Tam reikalui yra sukurta, taip vadinami High Level Task Force, aukšto lygio grupė, kurios yra atstovaujamos visų šalių ministerijų. Jai vadovauja Europos komisijos iš DG Energy paskirtas aukšto lygio, kaip jį pavadinti, valdininkas, Europos komisijos valdininkas. Ir žodžiu, vyksta pastovus susirinkimai, žiūri, kaip tas projektas vystosi toliau. Visuma šitas projektas yra taip pat taip vadinamos Baltijos rinkų integracijos plano dalis, BEMIP, Baltic Energy Market Integration Plan, BEMIP, kur numatytas jungtis su Lenkija, toliau Baltijos šalių su Švedija kabelis, kuris, kaip žinote, jau statomas, ir Estijos antroji jungtis. Taip pat linijų pagerinimai tarp Estijos Latvijos ir Latvijos Lietuvos, taip pat Lietuvos vidaus tinklų pagerinimai elektros rinkoje, o taip pat ir dujų jungtis tarp Lenkijos Lietuvos. Žodžiu, visa Europa jungiasi perdavimo tinklais, yra sukurta nauja perdavimo tinklų organizacija ENSOI, European Network System Operators Organization E-Elektra, yra G dujom, žodžiu, tokia organizacija, kuriuose visų perdavimo tinklų operatoriai irgi turi pastovius darbinius susitikimus ir jiems vadovauja taip pat Europos komisijos valdininkai. Tai kol šitas projektas yra regioninis ir visą laiką laikau kumštį, kad jis ir toliau liktų regioniniu, jisai turi palaikymą ir turi papildomą jėgą vystytis. Kaip žinot, yra organizacija Euroatom, kuri atsakinga visumoje už Europos bendruosius atominės energetikos dalykus. Yra galimybė taip pat dirbti su Europos investicijų banku, dėl finansavimo turiu omeny, todėl kad šio banko finansavimo dideliem projektam yra visų geriausių sąlygų, nepriklausomai kuri valstybė, didelė ar maža, turtinga ar netiek turtinga, jeigu ima fondus iš šito banko ir gauna su valstybės palaikymus, valstybės garantija gauna geriausius kreditus, kokie įmanomi. Praktiškai yra Euriboras plus administraciniai mokesčiai. Praktiškai pigesnių pinigų nėra pasaulyje. Mes tikrai irgi turime minčių su kitom valstybėm, kad galime irgi ten aplikuoti, kadangi iki šiol, kaip minėjau, atominių projektų niekas, apie elektrinę pačią niekas nebuvo kalbėjęs, tačiau, sakykime, prancūzai gavo 2 kartus finansavimą savo sodrinimo gamyklą.
būtent urano sodrinimo gamyklom, taip kad tai nėra neįmanomi dalykai, tam reikia labai daug darbo įdėti ir iš tikrųjų turim šitas turbūt galimybės. Taigi, visumoje einam tokiam sąstate keturiese, turime 4 valstybės ir palaikymas iš Europos komisijos beje, kas labai svarbu, ir iš valstijų. Kaip žinot, visai neseniai ir sekretorė Clintonas siuntė savo palaikymo laišką. Ir beje, taip pat kitą savaitę, ar ne čia atvyksta, bijau pasakyti, į Lietuvą, čia vyksta didelis moterų demokratijos suvažiavimas. Tai matysim, ką jin dar papildomai pasakys. Ir kaip ir visumoje politiška aplinka atrodo nebloga. Tiesą sakant, yra labai nelengva problema su mūsų kaimynu, kuris netektų nemažos dalies pajamų iš Lietuvos jau bent, o taip pat be abejo ir iš Latvijos, iš Estijos, turime už elektros importą, tai mes tikrai turime nemažai kliučių ir matom, kas darosi spaudoje, turime patys matot nuotaiką ir panašiai. Ir jums esu labai dėkingas, kad, žinau, aktyviai dalyvaujat ir viešuose diskusijose, taip kad savo nuomonę be abejo reikia turėti ir aiškiai apginti, todėl kad ten aiškiai matosi, kas yra užsakovas tų kalbų. Aš manau, kad kiekviena energetikos rūšis turi teisę egzistuoti, aš turiu dujas ir alternatyvus ir visus kitus dalykus, bet šiuo atveju mes neturime alternatyvos, ar sakykime, dujom. Taip kad energetika alternatyvi su branduolinė sudaro labai gerą tandemą, mano manimu, taip kad aš tikrai būčiau fanas tų, kad jie matytų bazinį branduolinės energetikos generavimą su alternatyviais šaltiniais kaip mūsų pagrindinė išeitį iš viso. Vertinimai visi, kurie buvo padaryti, rodo tai, kad regionas, pas ne vien Lietuva, turiu omeny, čia aplinkui esantis galėtų įsisavinti apie 40% tų darbų. Jeigu sakysim, kad ta kaina statybos, kaip buvo minėta, gali siekti nuo 3 iki 5 milijardų eurų, tai yra per 5-6 metus įsisavinimas tokių lėšų yra beprotiškai didelis, mes neįsivaizduojam, kas tai yra iš tiesų mūsų šalis. Tai įtaka į bendrą vidaus produktą siekia apie 2% panašiai, turiu omeny kiekvienų metų augimui. Tai yra labai didelė įtaka ir tikrai mes tam turėtumėm labai ruoštis. Jeigu matom, kad politiškai viskas gerai ir sutarėm dėl dalių, tai aš neįsivaizduoju geresnio varianto Baltijos šalim, kaip turėtų tokį projektą. O Lietuvai reiktų įsivaizduoti tai, kad jeigu pagal įstatymą mums priklauso 34%, pagal įstatymą šiandien, ir kitos dalis yra paskirstytos tarp kitų dalyvių, turime Estiją, Latviją, Lenkiją ir strateginių investuotojų, jeigu visas šitas tarpas užsipildo, tuomet skaičiuojant iš kito galo, išeina taip, kad į Lietuvą ateina 70% išorinių tiesioginių investicijų. Tai nuo tos sumos, nuo tų žirklių, kur minėjau, tai yra beprotiški pinigai. Iš tiesų, tą, ką mes skaičiuojam virtualias visokias investicijas, kurios iki šiol yra buvusios, tai yra ne tos eilės iš viso skaičiai ir vis tiek tai yra labai daug susiję. Be abejo, eis labai daug gamintojų konkrečios technologijos šitų pinigų, bet visuma tas, kas vyksta, turime nuo transporto iki pat bulkutės, kurią turi valgyti tie žmonės, kurie dirba, tai įsivaizduokit, kad tas rautas tiek specialistų, tiek ir darbininkų, jisai yra tikrai nesu kuo nepalyginamas ir visi tą suprantam. Didelėse valstybėse tai yra didelis projektas, pas mus tai regione yra visiškai nežinomas skalės daiktas ir turbūt ir pats metodas pasirinkimo būtent kompanijos, kuri žino, kaip statyti, kaip eksploatuoti ir kaip paskui išmokyti žmonės, toliau perimti tą visą darbą, yra teisingas dėl to, kad iš pat pradžių buvo manoma, kad gerai, mes pasirenkam kažkokius projektų vadovus ir tada renkamės technologiją. Taip daro Lenkai šiuo metu
čia pasakymas, kad Lenkai statys savo elektrinę, yra teisingas. Lenkai labai seniai turi savo reguliatorių, jie turėjo mokomąjį reaktorių. Beje, kaip ir Latvija kažkada yra turėjo mokomąjį branduolinį reaktorių, daugiau kaip švitinimo šaltinį, ten Salas Pilse, gal kas nors prisimenat. Mes su profesoriu Liuku, kadangi Salas Pilse draugų visą laiką turėjome ir Algirdo, tai Algimantų, tai atsiprašau, tai šitą ten buvo, bet jis išardytas, išvežtas, viskas ten nebėra nieko. Tai Lenkija iš tiesų projektą dalyvauja labai stipriai dėl to, kad jie mokosi visos tos sistemos, kurią mes čia turim, kokia įstatyminė bazė, reguliatorių, VTSI, aš turime valstybinės atominės energetikos inspekcijai, kaip viskas sutvarkyti. Palyginus jie yra labai pradiniai fazė, nors labai intensyviai dirba, dabar jau padarė prie PGE, Polska generacija električna, energetična, tiksliau, jie yra padarę jadrioną savo dalį, reiškia, jadernąją dalį ir dirba intensyviai, susitinka su kolegom iš tos įmonės, jie visose konferencijose dalyvauja, iš esmės pusiau mokslinė dar brigada yra, o ne praktiškai dirbanti. Tai nėra, taip sakant, nėra taip lengva pasiekti tą lygį, ką pasiekia žmonės per šitos visus ten 5 metus, aš turiu menį Tavajas, ar pradžioje departamentas buvo Lietuvos energijai, ir tą išnaudot būtų, tiesiog neišnaudot būtų tiesiog didelis praradimas mano manimu. Taip kad matysim, kaip viskas susidėstys ir ko aš linkiu šitam projektui iš tiesų stiprybės šiom dienom.